Tu matei, kokios kainos įdėt skelbimą į autopliusą? Į autogidą dabar žymiai pigiau įdėt. Na. O tai klausyk, kur dingo kalbasėlas? Čia kalbasėlas. Sel. Su savo nemokamų skelbimų įdėjimo selauto. Ai, žinai. Man šiandien skambina vienas iš darbuotojų, sako, kažkoks nereiškinys, nenormal, sako, labai daug lankytojų. Bet tai, blėt, kas prie huinia? Kur reklamos? Kodėl nepaėjo šitas projektas? Per 5 dienas mūsų aplankė jau 500 000 žmonių. Kas iš to, kad aplankė? Į programavimą mažai darbo įdėta. O prie ko darbas, tu man pasakyk. Kaip prie ko? Pasirinkimų dahuja, per 4 vietas turi praeit. Ir įdėt skelbimą, blėt, valandą bandžiau, nichuja nepaėjo. Nu, kas tau yra? Žiūrėkit pas mus į autosal. Nereikia mokėti jokių 100 eurų. Padarykit tai už dyką. Už kokį dyką? Skelbimas pirmas tik nemokamas, kitas tai mokamas. Bet huinia, susimokėtume mes ir porą tų eurų, tik kad veiktų viskas gerai. Nereikia taip visko apsunkint, apkraut, blėt, tais pasirinkimais. Viską reikia daryti kuo paprasčiau. Žmogui. Ir neapsikrausim. Kad atėjo, pyst užpildė, ką reikia darašė ir pysti kėlė. O čia, blėt, keli. Ir jis nichuja nekelia, nefiga. Tai va. Sėlai, Egi, ašgi žinau, kad tu gali. Aš jums dar ne vieną kartą aiškinau šitiems. Įpys daugiau reklamos ir išstumsi tu tos visus kitus iš rinkos. Nu, Tik programuotojus gerus paimk. reikia dirbti, nu tu pats. O kodėl tu nedirbi?